Šiandien esame Kipro saloje. Turime labai gražius vaizdus, kalnai aplinkui, jūra, Viduržemio jūra. Kaip visada jūra mėlyna, aišku, labai suri. Ir kas keisčiausia, galbūt ne kiekvienas tai galėjo kažkuo tai pateisinti, bet šitoje saloje labai daug gyvena kačių. Ir katės neerzina, kaip daugelis sakytų, katės smirdi, sisioja bet kur, teršia, nešvarios. Bet šitoje saloje jos tiesiog jaučiasi laisvai, gyvena nepaprastoje harmonijoje. Ir šiandieną mes su Gintaru, kuris taip pat yra šitoje saloje, norim pakalbėti apie kačių minkštąją galią. Kaip tai atsispindi mūsų gyvenime? Na, iš pradžių reikia apskritai pakalbėti apie du dalykus, apie kates ir apie minkštąją galią. Gal dabar pradėkime nuo kačių. Kodėl Kipre tiek daug jų yra ir kodėl jos niekam netrukdo? Mes patys čia gyvenam netoli ir papėdėje mūsų to viešbutio gal 10 jų ganosi. Kur? 20? 20. Ir guli, nieko neprašo, nereikalauja nieko. Ir čia ne vienoje vietoje taip yra Kipre. Ir tokia yra legenda, kad Kipro salą katės išgelbėjo nuo gyvačių. Nes kažkada labai senai buvo šita sala irgi vadinasi Gyvačių sala. Čia dabar visi vadina Ukrainoje Gyvačių sala, bet čia irgi buvo tokia vieta, kur jų daug gyveno. Tai žmonės kates veždavosi iš Egipto, iš Graikijos, tam, kad tas gyvates sugaudyti. Bet iš tikrųjų, žiūrint į tai, kad čia tų kačių daug ir jos, kaip tu sakai, atlieka labai tokią gerą funkciją. Minkštąją galią, ne? Tai kas yra minkšta galia? Dabar prieikim prie kito klausimo, kas yra ta minkšta galia. Na, dažnai, jeigu mes imsime šiuolaikinę propagandą, tai minkšta galia tai yra kažkas panašaus į įtikinėjimo namą. Nu, propaganda. Nu, kitaip tariant, be skausmo minkštai tau praplauna smegenis. Be miltelių, be skelbimo priemonių kažkokių tai, tiesiog tau kažkas bla 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 ir tu ir patikėjau. O čia yra minkštoji galia. Ir jinai brangi, šiaip paslauga, yra samdomos agentūros ir samdomi žmonės, kurie tave įtikinėtų, kad tavo reikia keisti mąstymą. Na, dabar gal žmonių nereikia, dabar dirbtinis intelektas už tave įtikinėja, visokie interneto botai, kurie paklauso, alio, pakalbėjo, ten reikia nusipirkti batus, ar ne, su draugė pašnekė, kad apie batus, kad reikia kokią nors striukę naują, dar kažką. Ir kaip taisyklė, nu žiūrėk, iš karto tau internetas striukių reklamą arba batų reklamą siūlo. O čia yra minkšta galia. Bet konkrečiai, kalbant apie šitą vietovę, kaip ta minkšta galia pasireiškia, kodėl, pavyzdžiui, čia žmonės harmoningi, ne? Žmonės labai ramiai nusiteikia. Mes patys to buvom liudininkai, paklydom, ar ne, mieste ir galvom, nueisim pėsti iki viešbučio, pasirodė, kad nelabai. Ir paprašėm moters, kad iškviestų taksi, tiesiog nemokėm tos graikų vietinės kalbos, angliškai irgi nelabai moka, tai parašiau internetu prašymą iškviesti taksi. Tai moteris labai greitai tą padarė ir neklausinėjo, kodėl, viskas aišku. Tai tas žmonių toks nuoširdumas, gerumas jautėsi, toks paslaugumas, nieks to akis nelenda. Pavyzdžiui, kokioj Turkijoj tenais perku parduodu, tas labai žiauru, ar ne? Egipte tas pas labai, ar ne? O čia nieks tau akis nelenda su jokiom prekiam, ar ne? Nieks tau nesiūlo. Jokių kojinių, jokių ten lemenukų, jokių megztinių, jokių triusikų, nieko. Tu esi
svečias ir tave žiūri kaip į žmogų. Kodėl taip yra? Nu, pagal legendas šita sala yra labai išmelsta, labai daug maldų. Čia kalėjo Šventas Petras, čia buvo ištremti šventieji, pirmieji krikščionių. Čia buvo įkurtas pirmas Maltos ordino riterių bastionas, ar ne? Čia tamplieriai bėgo iš Palestinos ir buvo čia apsistoję kurį laiką Pamaltos saloje. Tai čia labai daug tokių vienuolynų ir labai šita sala tokia dvasinga. Ir kas ją atvažiuotų, kažkaip nuteikia labai pozityviai, ne? Atrodo, nieks neerzina. Čia yra chaoso, bardako, kaip ir visur. Bet nieks neerzina, o taip kažkas ir viskas savaime vyksta. Tai va, o katinai, katės čia jų daug, jie visi užima savo vietas, jie akis nelenda, jie yra pašerti, pagirdyti. Jau vienas matėm guli ant vandenino kranto ir medituoja tiesiog. Ir čia vat mes prieinam prie tos minkštos galios. Kas yra minkšta galia? Tai dažniausiai, jeigu tą brutalų propagandos verslą turėtų omeny, tai tada tave paima taip už pakarpos pakrato, kad tu susiprotintum ir galvotum teisingai. Ne, čia yra ta minkštoji galia. Čia nieks tavęs neprotina, nieks tau už liežuvio netraukia, už gerklės nesmaugia. Čia ateina katinai, jie tik tai užima, mes gulėjom po gultais, pliaže, ar ne? Ir matėsi, kad katinas ateina kur nori, atsigula po to žmogum, po to gultų, kuriam reikia harmonijos, ar ne? Tai taip išeina, kad jie atlieka čia labai svarbią funkciją harmonizavimo. Jie tiesiog ateina ten, kur yra betvarkė pa žmogų, viduj, kraniai betvarkė, ar ne? Ir tiesiog pagulė po to žmogum, po to gultų, po to išeina. Jokių užkratų, jokių ten ligų neplatina, nieko, viskas. Ir visi žmonės kažkaip tai po to laimingi atsikelia nuo tų gultų, eina į viešbučius, eina valgyti, dar kažką tai kažkaip tai. Yra tas gamtos ir žmogaus suderinamumas, kai čia yra civilizacija, čia šiuolaikiniai viešbučiai, 5G ryšys veikia ir tuo pačiu gamta, katinai, medžiai, tie kiparisai, jie padaro tokią atmosferą, kad viskas čia eina link harmonijos. Kas per daug tą sumažina, kas ko trūksta, tą iškelia, o kas yra harmonija. Tai yra vidurio būsena, kai nereikia nei per daug kažko, nei per mažai, tu esi ten, kur turi būti ir esi tuo, ko tu esi. Ir tau nereikia nieko čia labai pergyventi, ar ne? Nu, daugelis žmonių, sakykime, keliauja į įvairias šalis ir mes to labiau taip pat irgi esam buvę ne vienose šalyse, bet šitoje vietoje kažkaip pajutom, kad ta harmonija yra labiau išreikšta negu, tarkim, kitose šalyse. Ar nuo ko tai priklauso? Vat būtent nuo ko tai priklauso? Ar nuo žmogaus, sakykime, ko jam reikia, ar pati žemė, pati vietovė jau skleidžia tą harmoniją? Nu, yra ir taip turbūt. Ir pati vietovė, jinai turi tam tikrą savo energetiką, aurą, ar ne? Ir žmonės atitinkamai įpareigoti yra būti tokiais, o ne kitokiais. Čia, pavyzdžiui, nieks automobilių nerakina, ar ne? Sako, mūsų bendrai pažįstama, oi, ten važiuoja, ten tų pabėgėlių visi ten užpuls. Nieks čia mūsų kol kas neužpuolė. Čia yra begalybė tautybių žmonių. Čia gyvena ir girdėm ir vokiškai kalbančius, ir vengriškai kalbančius, ir rusiškai, ir ukrainietiškai, ir lenkiškai, ir lietuviškai, belekai. Ir visi kažkaip tai nebijo, čia vietiniai irgi nedreba dėl savo žemės, kad čia reikia savo tą tautinę valstybę. Ne, čia yra visi priimami yra su išskėstom rankom. Jeigu tu gyveni ir prisidedi prie jų gerovės, kartu daliniesi su to, ką turi, tai jie tave priima. Ir čia viskas yra labai gerai. Ir čia ta margaspalvė daugiatautė bendruomenė yra labai tokia depolitizuota. Čia gyvena žmonės, kurie, tarkim, ten fronte tos pačios tautos tarp savęs kariauja. Čia toje pačioje parduotuvėje vaikšto, kalbasi ir jokios priešpriešos nėra. Net tos temos nėra kažkaip, net vienas kito neužgaudinėja.
Tai va, tai turbūt nuo žmonių priklauso, nuo pačios vietovės, o pagal legendą čia labai daug buvo vienuolynų ir tebėra vienuolynų daug. Ir čia žmonės labai pamaldus yra. Jie čia yra stačiatikiai, graikų ortodoksai, pusė salos yra musulmonai, o dar praėjo vienas musulmonas. Ir Keliauja katytė. keliauja savo reikalais. Net neužsuka prašyti valgyti, kur reikia tenai. Jo, Tai būtent. va, tai tokia ta sala yra. Ir lyginant su tais pamėgtais kurortais, kur mes buvom ne vienam iš jų, tam pasauliniam lygyje, tai čia yra tokia savotiška aura. Dar mes nebuvom šiaurė, mes važiuosim į šiaurės Kiprą, ten bus dar kitaip. Mes dabar vertinam tą pietinį Kiprą ir viena brangiausių vietų, tai yra Limasolio tą miestą, uostas ar uostamiestis, kur gyvena panašiai žmonių kaip Klaipėdoje. Čia yra daug dangoraižių, daug įmonių, firmų, uostas didžiulis. Ir žmonės čia kažkaip daugiau tautai tokioje bendruomenėje gyvena. Jo, be abejo, ir vakarai gražus, vakarai saulėti, oro degunės be galo daug, tai poilsiui tinkamiausia, ko gero vieta, pabėgti nuo darbų, pabėgti nuo rūpesčių, atrasti laiko savaitei. Mes norim palinkėti visiems klausantiem, negailėti 500 eurų dviems su pusryčiais, be galo gerais, atvažiuoti, pailsėti, uždrakinti duris arba priduoti namus geram kaimynam, kurie pasižiūrėtų ūkį, atvažiuoti, pailsėti ir grįžti su pilna energijos, su pilna harmonijos. Be abejo, svarbu kiekvienam žmogui mokėti sustoti. Mes mokam bėgti, mokam lėkti, bet sunkiausia yra sustoti ir nieko neveikti. Tai va, aš linkiu visiems išmokti sustoti ir nieko neveikti. Tai va, viso šito norim palinkėti ir iki sekančio reportažo.